O štai mes šiandieną jau esam Litexpo parodoj, kur pristatom plačiai visuomeniai savo būsimą žygį. Motociklas, kaip matote, yra pilnai paruoštas. Taip jis atrodys jau kelionės metu. Dar dasidės šiokios tokios įrangos ir jau bus galima lėkti. Mūsų kelionė yra skiriama Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui. Visą mūsų kelionės eigą galėsite stebėti mūsų informacinių partnerių portaluose. Tai vienas iš jų matote 15 minučių. Bus reportažai pačiame tinklapyje ir dalis straipsnių bus spausdinama pačiame laikraštyje. Taip pat informaciją bus galima surasti Motomanų bendruomenės tinklapyje, štai kurių stende mes dabar ir esame, nuėjom savo būsimą kelionę. Ekspedicijos trukmė bus apie mėnesį laiko, planuojama per tą laiką įveikti 11 šalių. Aišku, daug kas priklausys nuo sąlygų, kaip laikys pati technika. Maršrutas yra suplanuotas praktiškai tik tai bekelė ir įvairiais šalutiniais keliais. Tokiais keliais, kur jokie turistai beveik nevažinėja. Tam ir yra visas įdomumas, kai mes galėsim pamatyti tikrąją kultūrą, tikrąjį gyvenimą. Tai ir nesvarbu, ar tai bus išpuoselėtas miestelis, ar tai bus šiukšlynas. Visą tai, aš manau, mes netgi perteiksim tiek video reportažais, tiek fotoreportažais žiūrovams, kurie stebės mūsų ekspediciją.